Štai čia matome Nokia 9300C. Tai yra senas Nokia telefonas, taip vadinamas komunikatorius. Nokia nori, kad jį tai vadintų. Matyti, čia yra baterija, SIM kortelė, NFC kortelė. Be abejo, kam reikia tokiam dideliam ir staram telefonui tiek daug visokio gėrio. Nes tokiam ekrane be abejo nieko nepamatysi, nieko ypatingo, tik tai žinutės, skambučiai, kontaktai, profiliai ir nustatymai. Nieko ypatingo, tačiau tai yra klaidingas įspūdis. Smagumas prasideda atsivertus telefoną. Kaip matyti, jame yra fantastiškas 640x200 pikselių ekranas. Šone išdėstyti visokių klavišų, kuriais valdomi šios komandos. Čia yra greitųjų klavišų juosta ir bene visą apatinę dalį užima fantastiško dydžio ir fantastiško patogumo klaviatūrą. Tai yra tokios patogios klaviatūros dar niekad nesu tokiam mažam įrenginį turėjęs. Pagrindinis dalykas, kam aš pirkau šį aparatą, yra interneto naršymas. Jį galima pasiekti per montuotą naršyklę, tai yra Operos naršyklė, pakankamai sena, su Nokios vardu. Galima atsidaryti, kad mums patinka tinklapį. Aš labai mėgstu naršyti Alfa.lt, nors nesu niekaip su jie susijęs, tiesiog tai yra labai man patinkantis tinklapis. Dabar pažiūrėsime, kaip greitai veikia šis mobilus telefonas atidarant. Matome, veikia jis neįtin greitai, kol kas. Matome, jis dar tik siunčia, bet reikia pažymėti, kad jisai siuntimui naudoja OmniSurfPort naršyklę, tai yra suglaudina duomenis, kas nėra labai patogu. Manome, tai yra tik tai viena iš 6 dalių tinklapio, aš labiau norėčiau, kad tai būtų kaip Opera Mini, kad suglaudina visą tinklapį ir leidžia žiūrėti, tačiau ką padarysi. Matome, kai tik tai prisijungia, naršymas pakankamai turės būti greitas, pažiūrime antrą puslapį Alfa.lt, labai greitai, kas yra labai smagu, kad rodo lietuviškas raides. Atrodo, kad čia tokio keisto, rodo lietuviškas raidės, mes jau pratę prie lietuviškų raidžių mobiliuose telefonuose. Čia ne viskas taip gražu, pasižiūrime Opera Mini. Štai čia turime Wired. Labai geras, man labai mėgstamas online žurnalas. Pasižiūrime, kaip pagrindinis tinklapis atrodo per Mobile View. Tai yra mobiliuoju būdu. Ir pabandom atsidaryti Alfa.lt. Per šią naršyklę matome Java naršyklės pakankamai laimė, čia šį kartą prašoko. Laukiam. Ir vėl. Na, dabar tikiuosi pavyks. Taip, ir štai žiūrim Alfa.lt. Aš jau lankiausi Alfa.lt, tai žino, kad praminė, kad tokį adresą ir tai rodo, kiek užima, kaip greit krauna. Ir atrodo viskas labai puiku, gražiai atrodo, krauna, kokios čia problemos, tačiau problemos yra štai čia. Naujienų portalas Alfa.lt, tačiau nėra U. Atsiųs naujieną, taip pat nėra U, ir taip toliau ir panašiai. Štai pasižiūrim. Čia vėlgi nėra ir tai pradeda erzinti, nes po tiek laiko net negali atspėti, ką nori pasakyti. Bet lietuviškam tinklapiam naudojama ši naršyklė, visiems kitiem naudojama ši naršyklė. Kas keista, kad rusiškus tinklapius rodo pakankamai gerai. Gaila. Vienas iš įdomesnių dalykų, kurie yra Nokijoje, kuriuos galima parsisiųsti, yra Pico Drive emuliatorius. Emuliatorius, kuris emuliuoja SNES žaidimų konsolį. Tai žiauriai populiari konsolė 90 metais. Ir be abejo, visi žino ją iš Sonico. Matom, veikia pakankamai mikriai ir vikliai. Tuoj užkraus. Krauna Sega, ekranas, Sonicas ir štai Sonico pagrindinis ekranas, net nespėjau iškrauti. Taupantis laiką ir štai jau veikia Sonicas, kaip matome, pakankamai greitai, užtikrintai veikia žaidimas. Prastumti 1-2 valandą labai smagu. Dar viena iš smagų dalykų yra Google Maps. Klausimas, ar tai yra labai naudinga, tačiau nenok. Visai smagu turėti mobiliam telefonui. Ypač turint laiko, kadangi tai užima pakankamai daug laiko užkrauti. Dabar viskas atrodo turėtų vykti greičiau, nes viskas jau užkrauti yra. Pats naršymas nėra labai stabdantis, tačiau vis tiek šiek tiek pastabdo. Nėra ką lyginti su iPhone. Tačiau turėkime omenyje, kad šitam telefonui gamybos pradžios jau praėjo 6 metai. Tad tiem laikam
rezultatas įspūdingas, o šiems laikams tai yra pakankamai naudotinas. Tai buvo trumpa apžvalga Nokia 9300i. Dėkoju už dėmesį.